Tai sveiki visi krepšinio sektoriaus žiūrovai. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi neeilinis svečias, krepšininkas buvęs labai arti NBA, sakyčiau net ant NBA slenksčio, buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas, kitoje ekrano pusėje Renaldas Seibutis. Sveiki, Renaldai. Sveikas, Aisti, sveiki visi. Tai iš tikrųjų, ruošdamasis interviu pristatymui, ieškojau jūsų pravardės, bet jokie šaltiniai apie jūsų pravardę nerašo. Tai kokia ta jūsų slaptoji pravardė, galbūt kurią jūs vadina komandos draugai? Tai jeigu žiūrėjai ir neradai, tai gal tokių ir neturėjau. Šiaip tai draugai, ką žinau, komandos draugai visada vadindavo trumpiniu, užsienyje vadindavo Reno. Tai turbūt būtų mano tokia ir pravardė. Supratau, o dabar, Renaldai, kur jūs galima rasti, nes apie jūs skirtingai negu anksčiau nedaug rašo spaudoje, daug informacijos nėra, bet jau kiek žinau, neberungtyniaujate Sargozos Casademont komandoje. Jo, jau neberungtyniauju ten. Dabar randuosi Lietuvoje ir bandau atsistatyti vis dar po savo sunkių traumų ir tiek. Buvo tokie gandai, tokios kalbos, kad planuojate siekti trenerio karjeros. Ar tai tiesa ir jei taip, ką norėtumėte treniruoti? Vaikus, mėgėjus ar galbūt moteris, net nežinau. Na, turbūt, jeigu ne kiekvienas, tai didžioji dalis vis tiek pagalvoja, ką veiks po krepšinio, kada pabaigs krepšinio karjeras. Na, aš toks taip pat neišimtis ir vis tik tai po krepšinio vis tiek norisi sieti savo ateitį būtent su šiuo žaidimu, nes vis tiek didžiąją gyvenimo dalį atima būtent buvimas krepšinio aikštelėje. Tai matysim, bandysim išlaikyti egzaminus, kad galėtumėm būti treneriais ir duok Dieve vieną dieną gal ir patreniruosim, o ką, ar vaikus, ar suaugusius, ar moteris, tai jau nėra turbūt didelis skirtumas. Visų pirma, reikia gauti tą licenciją treniravimo. O kokia būtų apie krepšinį susijusi citata, kurią cituotumėte savo auklėtiniams? Kokia būtų apie krepšinį susijusi citata, kurią cituotumėte savo auklėtiniams, ar tai šūkis, kuris galbūt motyvuotų juos arba panašiai? Jo, siek neįmanoma, kad pasiektų maksimumą. Tai mano buvo toks vidinis moto, vidinis šūkis, kurį irgi išgirdau iš vieno labai gerbiamo trenerio ir man tai labai tiko ir man kaip žmogui, kaip žaidėjui, man tai labai prilipo ir aš tikiu, kad tai yra tikrai labai teisingi žodžiai, kad kai sieksi neįmanomo, tikrai pasieksi maksimumą to neįmanomo. Tai kadangi jau užsiminėte apie savo buvusius trenerius, tai pradėkime apie tai, kad po sėkmingo sezono Sakaluose į Pirėjo Olympiakos gretas jūs pasikvietė treneris Jonas Kazlauskas. Kokie yra jūsų santykiai su šiuo treneriu dabar? Ar palaikote ryšį? Visų pirma, tai labai teisingai pasakėjai, būtent iš Sakalų teko padaryti tokį didelį šuolį ir esu labai dėkingas ir treneriui Jonui Kazlauskui už tai, kad davė šansą ir patikėjo jaunų vaikinukų iš Lietuvos. Ir tikrai santykiai yra geri, kažkokių labai artimų ryšių dabar, kai krepšinio ir pats nežaidžiu ir trenerio nėra prie krepšinio, nėra išlikę, bet labai, kaip sakoma, blogų santykių ir nebuvo. Visada buvo darbiniai, geri santykiai ir rinktinėje, ir Olimpiakose. Taip, kad, sakau, labai esu patenkintas, kad man pavyko, kaip sakoma, pasirodyti treneriui ir treneris pamatęs pakvietė mane į tokio aukšto lygio komandą ir po truputėlį teko kabintis į tą karjerą. Ar tiesa, kad ta citata yra Jono Kazlausko, kurią prieš tai minėjai? Ne, šita citata tai ne paslaptis, aš ją išgirdau
iš trenerio gerbiamo Butauto, tai teko pasiskolinti šitą frazę iš šio trenerio. Spėju, kad pas Joną Kazlauską kai kuriems krepšininkams yra labai sunku žaisti ir ne visi pritampa. Ko jis daugiausiai reikalavo ir kaip manai, kodėl šis treneris kai kuriems krepšininkams neįtinka ir nelabai galbūt ir patiems jiems patinka jis? Apie Joną Kazlauską kalbam? Taip. Na, treneris Jonas Kazlauskas tikrai reiklus treneris ir aš sakau, labai džiaugiuosi, kad būtent tokio jauno amžiaus man teko pabūti pas trenerį ir pasisemti tos patirties. Visų pirma, tai kaip žmogus tikrai davė daug tokio amžiaus išvykti iš Lietuvos ir pradėti karjerą užsienyje. Tikrai nebuvo lengva, ypač tuo metu. Tai sakau, visos patirtys ir gyvenimiški patarimai tikrai pravertė ir praverčia iki šių dienų. O ką labiausiai prisimenu iš tų dienų, tai tikrai, kad treneris visada akcentuodavo didelį darbą ir norą. Jeigu nori tobulėti, tai reikia dirbti, stengtis kiek įmanoma daugiau. Treniruočių pobūdžiai, aktyvumas ir visa kita, tai ta prasme buvo kažkas tokio, kitame lygyje man atvykus iš Sakalų, tai džiaugiuosi tik tai, kad galėjau tikrai pasisemti tos pirminės patirties, būtent iš trenerio Jono Kazlausko ir sakau, laisvų dienų dažniausiai nebūdavo, jaunimas tikrai norėdami, kad žaistų kuo aukštesnėme lygyje, turėjo dirbti ir stengtis, kad tobulėtų. Tai šitą tikrai prisimenu su gerais prisiminimais. Tie metai, kuomet rungtyniavote pas Šarūną Jasikevičių, tik jam tapus vyriausiuoju treneriu, į komandą atvykai ir tu, tai jei prisimeni, ar gali papasakoti, kaip vyko jūsų pokalbis su Šarūnu ir kokią tuomet rolę jis tau pažadėjo? Truputėlį buvo kitaip, aš jau buvau Žalgirio komandoje, treneris Šarūnas Jasikevičius buvo tada asistentas, buvo antrasis treneris trenerio Krapiko ir likus, nežinau, keliem ten mėnesiam, gal 2 ar 3 mėnesiam iki pirmojo sezono pabaigos, o tada treneris Šarūnas tapo pirmuoju treneriu ir ne, jokios rolės kažkokios tai nepažadėjo. Tuo metu jau buvo kaip ir atkrintamosios varžybos netoliese, tai tiesiog gerinom žaidimą kiek įmanoma ir jo labiau, kad buvome pralaimėję dar ir taurę Mindaugo tuo metu Vilniaus Lietuvos Rytui, tai tikrai buvo didelis darbas treniruotėse ir noras revanšuotis LKL čempionate. Pereikime prie kiek kitos temos apie jau mano pristatymę minėtame apie NBA. Ar bendravai su Dallaso Mavericks komanda prieš 2007 metų biržą ir ko tikėjaisi po to, kai buvai pašauktas 50-uoju šaukimu? Tai, kad palaikyti ryšius ar kalbėtis, tikrai kalbėjausi, buvau ir treniruotėse, tose vadinamuose workoutuose ir Dallaso komanda buvo viena iš tų komandų. Kadangi mano tuometinis agentas buvo amerikietis ir jisai gyveno Dallase, tai man pačiam teko gyventi Dallase ilgesnį laiką ir Mavericks buvo ta komanda, kur buvo vienas iš tikslų pasirodyti ir sudalyvauti jų treniruotėse. Ne taip jau seniai, 2018 metais, Liepos 23, beje, per jūsų gimtadienį, į jūs teises įgavo Clippers komanda, o paskui jūs kartu su Semu Dekeriu
atsidūrėte Clevelando Cavaliers rankose. Koks pagal jūs buvo jų tikslas įgaunant teises į jūs ir ar galima sakyti, kad buvote dar kartą per žingsnį iki NBA? Ne, aš tik džiaugiuosi, kad nereikėjo man tašių krautis ir važiuoti iš vieno miesto į kitą per tokį trumpą laiką. Nieko jie turbūt nesitikėjo, nežinau, ar ištartų mano pavardę. Bet esmė tokia, kad tokie jau tie vadinamieji treidai Amerikoje. Niekada nežinosi, kur papulsi, kokiam treidė sudalyvausi. Tai va, man teko garbė sudalyvauti dviejose per vieną vasarą. Tai turbūt nedažnai tas vyksta. O kalbėjote su Clevelando Cavaliers atstovais? Su Clevelando Cavaliers, taip, Clevelando Cavaliers atstovai ir iki dabar palaikom gerą ryšį. Atsiuntė ir aprangos ir tada dar atsimenu, kada čia 2019 gal metais čia buvo, ar 2018, tai čia mes žaidėm, žodžiu, atkrintamasias į kvalifikacinės į pasaulio čempionatą ir mes žaidėme prieš Kroatiją. Tai va, tai vienas jų skautas Brežecas irgi buvo ten atvažiavęs ir kalbėjom ir aš, ir tada Artūras Gudaitis, tai va, abu pasijuokėm, kad komandžiokai, nors dar nebuvę NBA. Jei galėtumėt pakeisti vieną sprendimą ar kontraktą, galbūt kažkokį momentą aikštelėje, kurį pakeistumėte per visą savo karjerą krepšininką? Aš toks žmogus nieko nekeiščiau. Visus sprendimus stengiuosi apgalvoti kiek įmanoma geriau. Nieko čia jau daug nepakeisi, kaip sakoma. Viskas turi būti taip, kaip turi būti. Savo krepšinio kelyje supratau, kas yra sunkus darbas, kas yra tikėjimas, kas yra skausmas, kas yra pergalės džiaugsmas, kas yra pralaimėjimai. Visa tai yra susiję ir neatsiejama mano kaip žmogaus dalis ir kaip krepšininko dalis. Tai keisti tikrai nieko nekeiščiau. Esu laimingas toks, koks esu. Ir sakau, gaila tik tai taip, kad teko užbaigti ir paskutinius savo metus su trauma. Tai va tokia ir, kaip sakoma, tokia ir dalia. Na dabar pakalbėkime apie tai, kad žaidėte dviejose Lietuvos stipriausiuose klubuose, tačiau, kiek žinau, jūs buvote vienas iš tų žaidėjų, kuomet fanai stipriai nepyko, kad žaidėte ir tuometinėme Vilniaus Lietuvos Ryte, tada Turkijo Darušafaka klube ir tada atvykote į Kauno Žalgirį. Kaip manote, kodėl kauniečiai jūs priėmė, sakyčiau, gana greitai ir nebuvo jokių nuotykių, sakyčiau? Jo, nežinau, iš tikrųjų, aš niekada nebuvau kažkoks aštrėliežuvis ar nežinau, pasisakantis prieš ar už. Visada dariau tai, ko iš manęs reikalaudavo krepšinio komanda, treneriai ir visada stengdavausi būti kiek įmanoma draugiškesnis, komandiškesnis, sakau, tai, kaip sakoma, niekada nespjauti į vandenį, iš kurio gali po to reikėti gerti. Tai šitas pasakymas tikrai ypač profesionaliame sporte, nebūtinai ar tai krepšinėje, futbole, visur galioja ir nežinau, toks jau tas profesionalus sportas. Tai sakau, vieną dieną atrodo esi vienoje komandoje, kitą dieną jau gali būti kažkur kitur. Tai sakau, džiaugiuosi, kad užturėjau tokią patirtį ir kaip sakoma, vėlgi, tai neatsiejama mano krepšinio dalis. Pats sakėte, kad nesigailite dėl nei vieno sprendimo. Nemanau, kad čia reikėjo gailėtis, bet kaip buvo sunku priimti tą sprendimą iš Kauno Žalgirio? Ar buvo kažkokių dvejonių tada? Oi, ne. Tikrai nebuvo dvejonių. Jo labiau, kad jeigu klausia, ar buvo kažkokių tai apmąstymų, ar tai tiesiai iš Vilniaus komandos važiuoti į Kauno komandą, bet man biškutėlį gal buvo kitoks scenarijus. Aš
netiesiai iš to klubo perėjau į Kauną, tai man truputėlį gal buvo lengviau šiuo aspektu. Aš metus prieš tai žaidžiau Turkijoje, tai kažkokių tai tikrai didelių spėlionių tikrai nebuvo, nes Kauno Žalgiris yra Kauno Žalgiris ir manau, kad tai buvo ir anksčiau ir taip yra iki šių dienų, kad tikrai organizacija aukščiausio lygio ir kai tik tai gavau pasiūlymą, tada dar buvau ir Lietuvos rinktinėje, tai sakau, jokių abejonių ir tuo pačiu dar ir su treneriu vyriausiųjų pakalbėjom ir irgi treneris Krapikas sakė, kad labai lauktų, jeigu atvykčiau. Tai sakau, ir buvo pažįstamų daug žmonių, ir Jankūnas, ir Kalnietis, ir Pocius, daug veidų, kuriuos prasme pažįstu ir kurie yra mano draugai, tai nebuvo didelių problemų. Kilo toks klausimas, Žalgirio direktorius Paulius Motiejūnas labai dažnai tarp sezonų užsimena, kad ieškome žaidėjų su geru charakteriu. Kaip manai, ką pagal jį, ką jis turi omenyje, sakydamas geras charakteris? Kokie svarbiausi bruožai to gerojo charakterio pagal jį? Čia jau turbūt jo turėtum paklausti, ką jis turi omenyje. Bet jeigu tu manęs paklaustume, ką reiškia krepšininkas su geru charakteriu ir kaip aš įsivaizduoju gerą charakterį, tai visų pirma, tai turi būti geras komandos draugas. Tikrai turi turėti maksimalius tikslus savo ir komandai. Trečias, ką išskirčiau, tai turbūt darbo etika, treniruotėse, darbo etika varžybose ir čia tokie turbūt 3 tokie pagrindiniai dalykai, o po to visa kita, charakterio savybės, aišku. Taip pat svarbu yra ir jeigu jau komanda ima ir tave mato komandoje, tai ta prasme turi atitikti turbūt tam tikrus keliamus reikalavimus žaidime. Tai ar tai būsi kažkoks tai taškų rinkėjas, ar tai būsi gynybos kažkoks tai kažkokioj roliai, ar sakau, kad ir kas bebūtų, tai turi atitikti turbūt tam tikrus keliamus reikalavimus ir charakteris turbūt geras žmogus būtų, geras žaidėjas, gero charakterio žaidėjas, aš įsivaizduočiau šitai. Kaip manote, kurioje komandoje jūs žaidėte produktyviausiai ir buvo jūsų karjeros pikas, galbūt, sakykime taip? Nežinau, tai statistika turbūt kalba už save. Aš tai, nežinau, visada save įsivaizdavau komandinių žaidėjų, kuris tikrai neišskiria tam tikrų sričių krepšinyje. Visiems, aišku, maloniausia, kai žaidėjai meta taškus, bet aš puikiai supratau, kad tikrai gynyba, norint žaisti aukštame lygyje, neatsiejama dalis. Nebuvau aš kažkoks ten super talentas, turbūt taškų rinkime, visada stengdavausi rasti savo vietą komandoje, rasti vietą tarp komandos draugų ir tarp organizacijos. O kaip jau man ten sekėsi, tai turbūt būtų lengviau pažiūrėti į statistikas. Tai aišku, labai gerai jutausi, atsimenu, 2010 metais iškart po čempionato, pasaulio čempionato, kai mes laimėjome bronzos medalius. Atsimenu, tikrai labai buvo toksai didelis postūmis į priekį ir gal labiausiai išskirčiau, kai savo pasitikėjime pajutau, kad tai tikrai yra labai tokie metai į priekį. Tai buvo 2010, tada pasirašiau su tuo metu į Turkijos pirmąją lygą atėjusią komandą iš antros lygos, Oline Dirne tada būdavo. Tais metais pajutau, kad iš tikrųjų galima ir taškus rinkti. Turbūt bet kuris krepšininkas yra susidūręs su kritika, bet kaip manote, ar jums karjeroje kritika padėjo ar pakenkė? Tai man tai visada padėjo. Aš kaip ir sakiau,
atėjau iš mažo miestelio Šventoji, kuri tuo metu, kai dar žaidžiau jaunimo komandose, tikrai buvo niekam nežinoma. Pradėjau iš vis savo krepšinio karjerą ir krepšinio treniruotes Kretingoje. Palangoje tada dar net ir nebūdavo krepšinio. Tai, sakau, teko pasiblaškyti tarp kelių miestų, surandant tą tinkamą variantą ir sakau, tas vis grūdindavo ir tikrai savo krepšinio karjeroje buvo tos kritikos nemažai, kad neįmanoma, kad negalima, kad aš nesugebėsiu ir panašiai, kad per kūdas, kad per lėtas ir visokių kitokių dalykų, tai tas mane tik tai stūmė į priekį ir aš manau, kad, sakau, ir jeigu manęs paklaustų, ką patarčiau jaunosioms kartoms, tai sakau, tai tikėti savimi svarbiausia ir tikėti tuom, ką darai. O kai darai iš širdies ir darai tai, ką tu myli, tai visada gausis gerai. Pamenu, kuomet žaidėte dar Žalgiryje ir lankiausi arenoje, stebėjau komandų apšilimus, tada berods žaidėte prieš Milano Armani ir tada atvirkščiai negu kiti krepšininkai, jūs su manimi ir kitais keliais sirgaliais bendraudė maždaug 10 minučių prieš apšilimą. Ar galima sakyti, kad mandagus jūsų elgesys yra jūsų tėvų nuopelnas ir apskritai, koks jūsų tėvų nuopelnas prie jūsų karjeros galbūt krepšinio? Kad ir tėvai prie to prisidėjo, tai turbūt taip. O kodėl taip ilgai bendraudavau? Man ir pačiam teko būti tokio pat amžiaus kaip ir tu, Aisti, ir būti rungtynėse ir stebėti iš šalies tuo metu aukščiausios klasės žaidėjus ir lygiuotis į juos. Ir aš puikiai suprantu, ką tai duoda. Man tai labai davė didelį stimulą, kai tik tai turėdavau galimybę pabendrauti ar bent jau pakalbinti tuo metu didžiausias krepšinio žvaigždės ir jeigu tik tai rasdavo kažkuri krepšinio žvaigždė bent minutėlę pasisveikinti ar pasidaryti foto, man tai būdavo didžiulė šventė. Tai aš visada taip pat kreipiu dėmesį į tuos žmonės, kurie ateina žiūrėti, nes jie ateina žiūrėti į tave ir į tavo komandą. Ir tu vis tiek turi kažkokią tai atiduoti duoklę ir jausti pagarbą, nes jaunoji karta irgi auga ir jinai stebi, nori tobulėti, nori siekti savo tikslų, tai yra labai sveikintina ir aš tuom didžiuojuosi. Matau, gale jūsų įdomi siena ir krepšinio kamuoliai ir amerikietiškojo futbolo knygos, ar ten jūsų laimėjimų lenta, ar kažkas panašaus? Čia toks jo darbo kambarys. O krepšinio kamuoliai priminimui, kad teko bumsėti kamuolį. O amerikietiškojo futbolo kamuolys? Amerikietiško futbolo kamuolys tai tokia iš tikrųjų mano, sakyčiau, antroji aistra. Tai tikrai labai patinka šis žaidimas ir stebiu jau nuo nežinau kiek metų atgal, bet ne vieni metai ir sakau, net ir mano vaikai dabar jau kartu stebim. Sekmadienį laukia labai rimtas mačas, tai Super Bowlą žiūrėsim. Viename savo interviu minėjote, kad baigęs karjerą gyvensite tik Palangoje. Ar tai tik dėl to, kad tai jūsų gimtoji vieta ir kokių privalumų gyvenimui jūsų akimis turi Palanga? Iš visas pajūrys. Aš pats iš pajūrio, mano žmona iš pajūrio. Tai tokie kaip ir labai lengvi pasirinkimai. Tai visada norisi grįžti ten, iš kur atėjai ir man tiesiog asmeniškai čia gera. Renaldai, paskutinysis klausimas. 2005 metais 2 lemiami baudų metimai pasibaigus rungtynių laikui.
atnešė Lietuvai auksą pasaulio jaunimo iki 21 metų čempionate. Daugiau neradau jokios informacijos apie tai. Ar galite papasakoti kiek plačiau, prieš ką žaidėte ir kas prieš tuos baudų metimus dėjasi jūsų galvoje? Žaidėm, tai mes taip, informacijos iš tikrųjų tais laikais ganėtinai sudėtinga turėtų būti gauti. Jau vien faktas, kad žaidėme Pietų Amerikoje, Argentinoje, tai vis tiek tai nėra, tuo metu bent jau nebuvo tikrai krepšinio šalis. Ir vėlgi, internetas irgi nebuvo toks greitas kaip dabar. Tai aišku, yra išlikę ir mums krepšininkams tikrai teko ieškotis tos informacijos, net rungtynių įrašus gauti. Tai aišku, kokybė ne pati geriausia, bet vėlgi visai nesenai, gal čia prieš kelis mėnesius teko netgi peržiūrėti rungtynes. Tai buvo labai smagu, o žaidėme tai prieš Graikiją finale. Tuo metu, kas ten žaidė iš tokių žinomesnių, tai Vasilijadis žaidė, Janas Vujukas žaidė, kas dar ten buvo, Vasilopulos buvo. Tai tikrai tokia ganėtinai talentinga komanda, žaidėjai, kurie žaidžia Graikijos lygos aukščiausiose klubuose ir teko, aišku, Žalgirio fanam, tai Janas Vujukas turbūt labiausiai žinomas ir prisimintinas. O buvo labai atkakli kova, taškas į tašką nuo pat rungtynių pradžios. Ir ten paskutiniam sekundėm taip jau atsitiko, kad iki manęs atėjo kamuolys ir apgavau Vasilopulo, kad mesiu. Pašoko, ką teko pasiimti tą baudelę. Ir nieko. Ir tada, žinokit, ten 3 minutės, gal nežinau, 3, gal net ir daugiau, iki 5 minučių ten vyko labai diskusijos didelės, ten laikas jau pasibaigęs ar nepasibaigęs, tada dar peržiūrųgi nebūdavo. Bet taip jau įvyko, kad visi rungtynių teisėjai nusprendė, kad laikas jau baigėsi, rezultatas lygus ir aš stoju mesti baudas. Dar prieš tai, prieš metant baudas, dar ten, kol visi, ten tas širšalynas, ten graikai protestuoja ir visa kita, treneriai ten į aikštę eina. Tai atsimenu dar ir treneris Ramūnas Butautas mane dar pasišaukė, raminančių ten žodelių, kad jeigu ir pramesi, viskas bus gerai, mes laimėsime per pratesimą. Bet kažkaip buvau ramus, nes sakau, nežinau, ar teko skaityti ar ne, bet iš tikrųjų aš, aišku, ne prieš finalo dieną, bet kažkurią dieną, būnant ten Argentinoje, susisapnavo taip, kad metu baudas lemiančias pergalę. Tai kažkaip tai visada tas prieš metant baudas, žinok, tas sapnas man akyse stovėjo ir kažkaip ramiai žinojau, kad turiu 2 šansus. Jeigu pirmas ir nepavyks, turiu dar antrą. Supratau, ačiū Jums labai už interviu, Renaldai, ačiū, kad sutikote pasikalbėti ir linkiu kuo didžiausios sėkmės ateityje. Džiaugiuosi už tave, taip ir toliau, žiūrėk sėkmės tau, tavo laidai, visiems linkėjimai ir tobulėk, judėk į priekį. Ačiū, viso. Iki.